Sakykit, treneriai, kokios nuotaikos po varžybų šiandien užtikrinat ketvirtą vietą? Tai geros nuotaikos. Atvažiavom susikaupę ir žinom, kad mums reikalingas taškas. Praktiškai tuo nebejojom. Bet čia gal pagirūniškai skamba, bet buvom užtikrinti ir pasitikinti į savim. Todėl, kad neblogai judėjom, ruošėmės. Iš tiesų ruošėmės, tai dvikovai žinojom, sakykime, Klaipėdos planą, kaip žaidė su Gargždais abės rungtynės, matėm. Taigi pavyko. Aišku, galbūt Klaipėda turėjo tam tikrų problemų su sudėtim, bet ką padarysim, mes irgi turėjom problemų ir su ekranu, ir su Kaunu, kada žaidėm sudėtim, pamažu grįžta mūsų traumuoti žaidėjai, o šiandieną įmušėm gražių įvarčių. Žodžiu, kaip laimė, tada viskas gerai. Tai aš manyčiau, kad, sakykime, tas planas, kurį mes buvom numatę ir taktika, pasiteisino. Aišku, buvo klaidų, kas be ko, niekada tu jų neišvengsi. Bet kaip ir sakiau, buvom užtikrinti savim ir užtikrintai laimėjom. Sakykite, ar komanda nejaučia tokios nuoskaudos po pralaimėjimų Kaunui, kuomet ir ketvirta vieta negarantuoja vietos Europoje? Tai yra atskira tema, o kad komanda po pralaimėjimo visuomet jaučia nuoskaudą. Ar tai būtų Kaunas, ar tai būtų Klaipėda, ar tai nesvarbu, bent kokia komanda. Ir kiekviena komanda tą jaučia. Nebūna taip, kad pralaimėjai ir eini iškeltą galvą. Tu vis tiek dar persuki tos filmus atgal. Dabar, tos rungtynės su Kaunu buvo tikrai neblogo lygio dvikova, truputį gal pritrūko mums sėkmės, daug čia, sakykime, niuansų. Vėlgi dėl tos ketvirtos vietos, kuri dabar eskaluojama, aš nežinau iš tiesų, kaip čia bus toliau. Mes puikiai žinom, kad yra 3 metams oficialus raštas parašytas ir skelbta ir spaudoje, ir ne vieną kartą deklaruota, ne tik tai, sakykime, komandų, bet ir futbolo federacijos vadovybės dėl Žalgirio, o kaip bus, kaip parodys, ar kaip ten išims kažkokią vieną raidelę, padarys kitą raidelę ir taip toliau. Tai čia mes to įtakoti tikrai negalim. Mes to tikrai įtakoti negalim. Aišku, būtų mums biškį skaudoka iš kitos pusės, nes, sakykime, ir prieš sezoną, kaip galvojom tą, ir rėmėjai norėjo, kad mes tą ketvirtą vietą užimtumėm. Tas pavyko, tas yra gerai, nepasisekė, sakykime, taurėje. Bet vėlgi dar kartą pasikartosiu. Imant pagal visą logiką, pagal visą tai ta vieta, kaip mums ir priklausytų. Sakykime, kaip sutvarkys ten tuos reikalus. Tai, žinote, čia aš esu tik konstatuotojas ir mažas vaiktelis. Ten yra kiti žmonės, kurie galvoja ir kurie daro. Tai palikim tai klaustuką, ar mes žaisim kitais metais ar ne. Nors sakau, ir jūs turbūt girdėjot, kad sklando gandai ir kalbos gana rimtos, kad reiškia, bus taip. Jei bus taip, tai pas mus matot, kaip mes pradedam čempionatą, mes baigiam čempionatą, nežinom, kada prasidės kitas čempionatas. Mes nežinom legionierių statuso, kiek jų bus leidžiama, mes nežinom tvarką, mes nieko nežinom, kaip liks savaitę arba 2, mes viską tada sužinosim. Tai va tokios mintys dabar, aišku, vėlgi, nežinau, aš manau, kad pasibaigus sezoną vis tiek bus kažkokie tai, sakykime, susitikimai tarp federacijos ir komandų savininkų, tarp trenerių ir taip toliau. Aš viliuosi ir tikiuosi, kad tai bus diskutuojama tas klausimas, bet karti patirtis, kužda žinot ką. Sakykit, po nelabai sėkmingų rungtynių su Kaunu šiandien buvo pakeistas vartininkas. Kai vertinate šiandienos darbo vartininkas? Kad iš tiesų jis nelabai ir turėjo daug darbo. Tai, kas buvo, galbūt pirmam kėliny iš čia, tas vienas padavimas buvo, kuris ten gal slystelėjo, gal neapskaičiavo, tai tokio pilno vaizdo šiaip ir nesusidariau, nes iš tiesų nedaug buvo momentų, kuris visą tai, ką jisai darė, tai jisai darė gana užtikrintai ir klaidų didelių, sakau, vienintelė tas galbūt. Tai šiaip didelių pretenzijų jam kaip ir neturiu, bet tai čia vėlgi, žinot, reikia pagirti ir komandą, ir gynėjus, kurie, sakykime, neleido jam turėti didesnių problemų.
Paskutinės varžybos su Mažeikiais. Komanda loš stipriausios sudėties, ar jau užsitikrinusi 4 vietą bus eksperimentuojama, leisit visiems pažaisti? Sunku pasakyti dabar, žinot, mums dar laukia trečiadienį rungtynės su Rygos Konto. Taigi, kaip mes jausimės po Rygos Konto, sakykime, kaip žaidėjai bus sveiki, bet patikėkit manimi, mes žaisim optimaliausią sudėties. Kas be ko, vėlgi tie žaidėjai, kurie gavo mažiau laiko, tai aš manau, kad jiems bus suteiktas šansas, bet vėlgi pasikartosiu, mes tikrai žaisim optimaliausios sudėties tai dienai, kuri bus, sakykime, kitam sekmadieniui. Sakykit, tas jaunas vaikinukas, trauma rimta, dabar labai sunku pasakyti, lyg tai atrodo, dabar vizualiai, kaip žiūri, atrodo, kad trauma rimta, bet tai vis tiek reikės, aišku, daryti kažkokius tyrimus, peršviesti ir matysim, nes jam labai skaudanti ir sakykime, yra tenai kraujosruvos gana didelės išsutinimas, dabar dedamas ledas, o grįžus, atlikus tam tikrus tyrimus paaiškės. Aš viliuosi, kad galbūt ne, bet labai gaila, nes Babilius dirbo irgi su visa komanda, gana sunkiai visą sezoną ir dabar lyg tai taip, jau po truputį gautų minučių ir matote, kaip įvyksta, bet tu niekada neapsaugotas. Tai yra, tuo labiau aš visiškai jokiais būdais neapeliuoju ir nekaltinu to žaidėjo, kurį susidūrė, slidė aikštė, čia kiekvienu momentu gali įvykti įvairūs paslydimai, patempimai ir taip toliau, taigi čia. Treneri, pernai dirbot Marijampolės Sūduvoj, šiemet atėjote taurą, iš tikrųjų ženkliai pagerėjo Tauragės rezultatai, pats apie kitą sezoną matot, ar turit sudarti kitam sezonui, ar jau šnekėjot su valdžia patenkinti? Taip, geras klausimas, bet atsakymą aš jums nepasakysiu, bet be abejo, kad mąstau, be abejo, kad kalbėjau su valdžia. Didesnė tikimybė norit lygti? Ne, nesakysiu tikrai atsakymo, nes vis tiek taškai nesudėti ir ant jį ir kaip jie bus jau padėti, tada jūs žinosit. Gerai, dėkui.